Man labai malonu pradėti šį seminarą lyginamosios literatūros asociacijos 8-ąjį berods seminarą, kurį šiandien ves mūsų labai gerbiama profesorė, habilituota daktarė Giedrė Jankevičiūtė, kuri kalbės apie kultūrinio identiteto spazmus ir Lietuvos dailę nuo 1938 iki 1948 metų. Ir perduodu dabar mikrofoną. Ačiū. Malonu Jūs matyti visas, matyti čia susirinkusias. Nepaisant besisiautėjančios pūgos. Na, tema yra tokia, žinoma, sudėtinga, nemaloni, nepatogi ir mano atveju tai tokia karšta, nes pristatysiu medžiagą, kuri dar reikalauja ir apmąstymų, ir kažkokio struktūravimo didesnio. Na ir tikiuosi, kad šitas seminaras, ta prasme, man suteiks tam tikrų impulsų patobulinti. Nežinau, kaip pavadinti. Tiesiog mintis apie šitą mums labai svarbu, vis dar gerokai neaišku laikotarpį, kuris visokiais keistais būdais siejasi su šiandiena. Ir tikrai senas laikas, o kai kurie dalykai kelia ir aistras, ir diskusijas, ir, na, atrodo, kad įvykę tik tai vakar. Ir yra temų, motyvų, siužetų, asmenybių, kurios iki šiol egzistuoja tik sakytinėje istorijoje ir tarsi bijoma prie jų prisiliesti. Vėlgi, nepaisant tikrai didelės istorinės distancijos. Gal galima pradėti žiūrėti paveikslai. Pirmas klausimas man čia atėjus, kai susitikom su Manfredu, pasisveikinom su visom šventėm, buvo, kodėl tokios keistos chronologinės ribos. 38, 48, nors tema lyg tai buvo Antrasis pasaulinis karas. Akivaizdu, kad apie karą kalbėti reikia, apie jį vis labiau kalbame. Neseniai išėjo Inos Pukelytės knyga apie vokietmečio teatrą Lietuvoje. Dar neturėjau jos rankose, bet atrodytų, kad tai labai įdomus darbas. Bet šita knyga, turiu omeny Pukelytės knyga, yra savotiškai simptomiška, suvokiant Antrą pasaulinį karą. Ilgą laiką mes ir patys to karo ribas siedavom su nacių okupacija. 41, 44 arba 5 metai. Dabar vis daugiau žmonių prideda ir sovietinę okupaciją ir tiksliau pradeda tą karą skaičiuoti taip, kaip ir skaičiuoja visa Europa, visi vakarai nuo 39 metų rugsėjo 1 dienos. Bet mano supratimu, Lietuva į karą buvo įtraukta jau 39 metų kovą, kai buvo okupuotas Klaipėdos kraštas prijungtas prie Vokietijos. Mes netekom savo teritorijos dalies ir gavom pirmą karo pabėgėlių bangą su visom plūstelėjusio žmonių srauto sukeltom problemom. Na, nemažiau problemiška yra ir antroji laikotarpio riba. Čia atkreipiu dėmesį, labai įdomus plakatas. Čia Lenkų karo pabėgėliai Vilniaus geležinkelio stotyje, o plakatas pristato Kauną kaip Lenkijos emigracijos sostinė. Čia tik projektas, plakatas nebuvo atspausdintas, bet situaciją perteikia tikrai labai gerai. Kaunas knibždėjo Lenkų pabėgėliais, veikė pabėgėlių stovyklos įvairiose Lietuvos vietovėse. Vėlgi sisteminio tyrimo, kuris šitos dalykus mums aprašytų, neturim. Aš susidūriau su tuo fenomenu, gilindamasi į modernistinės architektūros istoriją.
Ir na, čia viena detalė, faktas, reiškia, Valstybės rūmų konkurse dalyvavo keletas lenkų architektų gyvenančių karo pabėgėlių stovyklose, daugiausiai prie Birštone. Ir man, pavyzdžiui, buvo naujiena, kai radau tos dokumentus. Na, antroji laikotarpio riba irgi, kur ją brėžti? Ar tai yra Vilniaus sovietinė reokupacija 44 metų Liepą, ar vokiečių išstumimas iš Klaipėdos 45, ar vis dėlto 53-ieji, kai fiksuojama oficialiai partizaninio karo pabaiga, nors faktiškai tas karas baigėsi 48 metais. Na, ta 48 metų data tikrai labai svarbi, vėlgi. Beveik baigėsi Lenkų emigracija iš Lietuvos, iškėta repatriacija vadinamoji, smarkiai sustiprėja cenzūros varžtai. Žinom, kad prasideda, na, sakyčiau, persekiojimai tokie, reiškia, antisemitinė kampanija stiprėja ir antireliginė. Būtent nuo 48 metų intensyviai uždarinėjami likę dar vienuolynai po nacių okupacijos, bažnyčios, kitų konfesijų maldos namai. Žodžiu, situacija pradeda keistis. Ir to lūžio mes irgi savo kultūros istorijoje dar nesam pakankamai aiškiai užfiksavę. Pakoregavus chronologinės ribas, kitaip dėliojasi 20-ojo amžiaus vidurio Lietuvos bendrai gyvenimo vaizdas ir visuomenės paveikslas. Vėlgi, jau vien dėl emigracijos tas paveikslas smarkiai pasikeičia, nekalbant apie socialinės struktūros pokyčius, na, kad ir nulemtus gyventojų masinio kraustymosi iš kaimo vietovių į miestą, Baltarusijos gyventojų srauto, kuris persikėlė į Vilnių ir taip toliau. Ir pasižiūrėjus tokiu žvilgsniu, platesniu žvilgsniu į kultūros lauką, na, bent mano akimis žiūrint, kai ką pabandysiu pristatyti ir šiandien, ateina atsakymai į klausimus, įvairius klausimus, na, tarp jų ir į vis dar neišspręstą polemiką kelianti talentingų ir dėl to mums brangių menininkų kolaboravimą su okupaciniais režimais, tiek sovietų, tiek nacių, iš dalies to kolaboravimo priežastis ir, aišku, pobūdį. Na vėl, nacių okupacijos laikotarpio istorijos šešėliai, tikrai daug tų šešėlių dar tebetūno kampuose ir čia yra keletas pavyzdžių, apie kuriuos ir aš dar vis vaikštau ratais, kaip tyrėja, man nemalonu šitos dokumentus interpretuoti, bet kažką su jais padaryti reikės. Čia 41 metai ir matot Keliuočio parašą. Su rezoliucija yra, kad žydams ir nemokėti stipendijų. Stipendijų paskirstimą peržiūrėti nuo 41 Liepos 1 dienos, nes Vilniaus dailės mokyklos direktorius gavo mokinių pareiškimą, prašymą, teigianti, kad bolševikų laikais stipendijos buvo duodamos ne tik lietuviams, bet ir lenkams, žydams, lenkam, ne bolševikam, bei komjaunuoliam ir dabar Lietuvai tapus laisvai, vokiečių okupuotai, pirmoje eilėje pilnas stipendijas turėtų gauti lietuviai, na ir parašai. Kitas dokumentas tai yra Kauno taikomosios dailės instituto pirmojo kurso 40-41 metų pirmojo kurso dienynas su pažymiais ir matom Ž raidę prie žydų studentų pavardžių. Čia tie studentai jau išbraukti iš sąrašų ir kadangi apie tapatybės
spazmas, kalbėsiu netiesiogiai, tai nebent atkreipčiau dėmesį į penktų numerių pažymėtą pavardę, Ona Gurvičiūtė, nepaprastai įdomi menininkė, apie kurią mes praktiškai nieko nežinojom, išlikęs tik tai vienas jos ofortas saugomas Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje, jis reprodukuotas Nikinos mažoji knygelėje apie žydų dailininkus Lietuvoje, bet tyrinėjant holokausto dailę, išaiškėjo, kad ji buvo įkalinta Kauno gete, dirbo ten esančiose grafikos dirbtuvėse, tokiuose vadinamosiose, išgyveno, paliko savo liudijimus, pateikė savo liudijimus, jie yra ribotos prieigos, bet saugotojai teikia leidimą prisistačius ir paaiškinus, kokiam tikslui reikia to liudijimo. Ir iš ten sužinom, kad tai buvo turtingos žydų šeimos atstovė, kelios kartos tos šeimos vyrų dirbo statybos rangovais, gyveno jie Laisvės alėjoje, tikrai pakankamai prabangiai. Šeimos kalba buvo rusų, bet tarp bičiulių jie bendravo vokiškai. Nepaisant to, kad tėvai ją atsiėmė iš vokiečių gimnazijos po 33 metų, bet vis tiek, Vokietija buvo ta pagrindinė šalis, į kurią ji ir jos bičiuliai orientavosi, ir toliau jie kalbėdavosi vokiškai, jidiš ji išmoko tik tai atsidūrusi gete. Taip kad vieno žmogaus istorija jau gerokai keičia mūsų supratimą ir apie žydų gyvenimą, bent jau Kauno žydų gyvenimą. Na ir kontaktai su lietuvių bendruomenė irgi ten labai įdomus išryškėja. Bet čia jau tokia digresija, nukrypimas į kitą pusę. Stepono Vykintono, jo gal ne taip ir gaila, kaip Keliuočio raštas reikalaujantis surinkti žydų dailininkų kūrinius iš visų įmanomų kolekcijų, čia apie Vilnių ir Vilniaus kraštą kalbama. To paties Stepono Vykinto, kultūros departamento direktoriaus nurodymas atleisti iš dėstytojų pareigų Lenkų menininkus, čia bendrai Lenkų dėstytojus, Dailės akademija, atsiprašau, ir išbraukti iš sąrašų studentus. Ir čia jau Viktoro Vizgirdos, vėlgi širdis man plyšta, matant šitą dokumentą, pranešimas, kiek atleista mokytojų bendrai, kiek Lenkų mokytojų, vienas Nesiolovskis, jisai tik ir buvo likęs, ir pašalinta 30 Lenkų studentų. Čia jau kitas siužetas. Iš tikrųjų, akivaizdu, kad visapusiškai, nuodugniai, argumentuotai, neištyrus nacių okupacijos laikotarpio, kultūros gyvenimo šiuo atveju, tai tie maudžiantis atminties randai ir toliau maus. Juolab, kad šiandienos įvykių kontekste tie dalykai naujai iškyla. Aštriai vėl jaučiam, kad vyko negeri dalykai prieš 80 metų ir jie yra susiję su dabartim įvairiausiais aspektais, pradedant nuo veiksmingų propagandinių klišių, faktiškai pasikartojančių, kad ir apie fašizmą arba holokaustą, ir baigiant visokiais kitokiais dalykais. Vėlgi, kodėl aš tiek dėmesio skyriau tai būtinybei praplėsti chronologinės ribas? Viena vertus, kad kolonizacijos procesai tiek prie sovietų, tiek prie nacių turėjo daug giminingų bruožų, o kalbant apie meninę raišką, abu šitie režimai, kaip visi gerai žinom, labai daug ko panašus. Nesiplečiant, turbūt užtektų paminėti, kad Vera Muchina ir Arno Brekeris, atitinkamai sovietų ir nacių dailės žvaigždės, autoritetai ir oficialaus stiliaus lyderiai, buvo išugdyti toje pačioje Emilio Antuano Burdelio Paryžiaus studijoje. Ir stilistiškai, iš tikrųjų, kaip brolis ir sesuo, atsiranda
įvairūs skirtumai, jau kalbant apie turinį ir intonacijas, kaip tas turinys turi būti perteikiamas. Na, o kas vyko 20-ojo amžiaus vidurio Lietuvos dailėje? Tai nėra taip paprasta atsakyti šitą klausimą, nes tyrimai kol kas gana fragmentiški. Skyla dalim net atskirų autorių biografijos, o procesai analizuojami kažkokiu keistu būdu, nesiekiant jų susijęti tarpusavį, nesiekiant rasti priežastinio ryšio, persidengimų ir tęstinumo. Čia vėl galėčiau paminėti ir Pukelytės monografiją. Taip, jos tikslas buvo nacių okupuotos Lietuvos teatro istorija. Bet vėl išplėšiamas tas periodas, tarsi kažkoks savarankiškas, turintis savo uždarą logiką, o mano supratimu yra ne visai taip. Na ir aišku, grįžtu į savo sritį, tai yra į dailės istoriją, ir norėčiau paliesti tik vieną tendenciją, kuri išryškėjo 4-ojo dešimtmečio pabaigoje, va štai dėl to 38 metai, ir įgyja pagreitį tiek sovietų, tiek nacių okupacijos laikotarpiais. Kad būtų lengviau įsivaizduoti, ką turiu omeny, pateiksiu keletą pavyzdžių iš tų kelių, 4 faktiškai laikotarpių: karo išvakarės, sovietų okupacija, nacių okupacija ir ankstyvas pokaris. Bet pirmas pavyzdys, kaip tik čia ir yra, ant karo slenksčio 38-39 metais valstybės premijom apdovanoti dailės kūriniai, tai va čia Juozo Bagdono paveikslas Iš jūros sugrįžus, Broniaus nespalvota reprodukcija, nes darbas yra neišlikęs arba dingęs, kažkur tai gal dar atsiras. Broniaus Pundziaus dekoratyvinė skulptūra Vandens nešėja Kauno vandentiekio stočiai Žaliakalnyje, Vytauto Kazimiero Jonyno iliustracijos Kristijono Donelaičio poemai Metai ir viskas. Antra grupė, čia irgi dar tas prieškario laikotarpis, tai yra jaunosios ir viduriniosios kartos dailininkų 4-ojo dešimtmečio pabaigos viešam vartojimui skirti kūriniai, jeigu ne tekstai, turbūt laisvai būtų galima priskirti Trečiojo reicho menui. Na, nacių okupacijos laikotarpį žvaigžde tampa Vytautas Kasiulis. Čia matot jo autoportretą prieš veidrodį ir be abejo rastumėt daugybę analogijų, lengvai galėtumėt pasakyti, su kokiais praeities pavyzdžiais šitą kūrinį siet. Na ir taip improvizuojant, turbūt galima sakyti, kad to meto publiką džiugino kūrinių atpažįstamumas, gana išvystyti siužetai, apie kuriuos galima pasakoti, diskutuoti, juos įvairiai interpretuoti. Būtent tas muziejinis koloritas, įrodymas, kad turim menininkų, kurie yra įgudę savo profesijos meistrai, išmano profesijos palikimą, tradiciją, na ir gali stoti šalia praeities didžiųjų, reiškia, Lietuvos kultūra yra šito verta. Bet to istorizmo buvo, na, sakyčiau, gerokai per daug. Čia matot 2 jaunų menininkų, to paties Kasiulio ir Italijoje prieš karą stažavusios Vinco Dilkos nutapytų Švento Kazimiero atvaizdus, abu premijuoti geriausi konkursiniai darbai. Na ir ankstyvas pokaris, labai ankstyvas pokaris, Juozo Mikėno skulptūrinė grupė iš didžiulio monumento skirto pergaliai prieš nacių reichą, pergaliai antrajame, didžiajame tėvynės kare, rusų pergaliai didžiajame tėvynės kare, paminklas pastatytas karaliaučiui Kionigsberge Kaliningrade ir už šitą skulptūrinę grupę Mikėnas pirmasis iš dailininkų buvo apdovanotas Stalino premija. Na, visų šitų kūrinių stilių apibūdinam terminų neotradicionalizmas ir matom, kad jie yra
jeigu atmetam labai aiškias politinės prasmes nuorodas, tai jie yra tarpusavį labai giminingi ir giminingi netgi tematika, ikonografija. Kita vertus, ekspertų iš karto aišku, kad šitas vieningas stilius kyla iš skirtingų šaltinių, atitinkamai atkeliauja į mūsų dailę skirtingais keliais, neša skirtingas prasmes, yra orientuotas ir išreiškia skirtingas tapatybės. Ir visą tai identifikuoti labai svarbu, dar tai turim padaryti, darbas tik pradėtas. Na ir taip apibendrinant lengvai, kodėl ta identifikacija tokia reikšminga, čia apie istorikus aš nekalbu, ji svarbi ir tokiam dabarties jautrumui, jau vien tam, kad šiuolaikinės Lietuvos viešosiose erdvėse pagaliau nustotumėm toleruoti sovietinio socrealizmo mokyklos tradicijas menančius, šiuo atveju praeities ir dabarties valdovų atvaizdus. Na, apie Lietuvos dailės, nežinau, kaip tai atrodo literatūroje, žinių man trūksta šito požiūriu, posūkį neotradicionalizmo linkme, išryškėjusi apie 1935 metus, yra labai nemažai rašyta. Viena iš pirmųjų išsamei šitą fenomeną analizavo ir pristatė Jolita Mulevičiūtė. O čia jums priminsiu tik tai labai trumpai arsininkų, reiškia modernistų grupuotės lyderių Viktoro Vizgirdos ir Antano Gudaičio tokią transformaciją, virsmą iš labai gaivaus, elegantiško, prancūziškam, matot, fauvizmui ir Gudaičio atveju kubizmui artimo stiliaus į perdėm rimtą, sunkiasvorį, laiko patikrintų vertybių vaizdavimą. Čia Vizgirdos 39 metų peizažas ir 42 ar 3 metų darbo scena. Na ir Gudaitis, Paryžiaus muzikantai ir Žemaitijos senas meistras šaukštų drožėjas. Tokia buvo to meto oficialaus valstybės remiamo stiliaus kriterijai, juos ir orientavosi abu arsininkai. Na ir keletas jaunosios kartos, 40-mečio jaunosios kartos dailininkų kūrybos pavyzdžių, liudijančių, kad šitas neotradicionalizmo stilius vis smarkiau pradėjo įsišaknyti Lietuvos dailiai. Pozityvu, kad amžininkai pamatė, įsitikino, kad mūsų dailininkai pagaliau ne tik išmoko, bet ir pamėgo vaizduoti žmonių figūras, suteikė šitam motyvui monumentalumo, jėgos, dinamikos, ko visuomenės balsai įsakmiai reikalavo, tos balsus reprezentuojanti kritika labai reikalavo nuo nepriklausomybės pradžios. Na, 38 metai dar ir dėl to, kad galim stebėti, analizuoti, kaip Lietuva save suvokia ir reprezentuoja, minėdama jubiliejinę 20-mečio, nepriklausomybės 20-mečio sukaktį. Iki karo pradžios lieka metai, iki nepriklausomybės pabaigos 2 metai. Paroda su nedidelėm išimtim, labai šventiška, optimistinė, vyko labiausiai reprezentaciniai to meto Kauno erdvėj, tai yra Vytauto didžiojo kultūros muziejuje. Ir būtent iš šitoj parodoj pristatytų kūrinių pirmą kartą autoritetinga žiuri rinko kūrinius valstybiniai premijai tinkamus apdovanoti, vertus tos valstybinės premijos. 10 000 litų skyrė valstybės taupomosios kasos. Na ir
taupomųjų kasų valdytojas Antanas Vaitkevičius, kalbinamas žurnalistų, neslėpė, kad priimant nutarimą steigti premiją, cituoju, vadovautasi politiniais sumetimais, nes dailė, kaip ir kitos kultūros sritys, yra svarbus valstybės jėgos šaltinis. Lietuviška premija buvo labai savalaikė. Analogiška premija Vokietijoje įsteigta 37-ais, Italijoje 2 Cremona ir Bergamo premijos nuo 39 tik tai teikiamos, o sovietinė Stalino premija nuo 40. Na, kaip ir kitose šalyse, kaip ir visais atvejais, Lietuvoje premija turėjo padėti apčiuopti ir išryškinti tas dailės kryptis, kurios stiprina valstybę, konsoliduoja visuomenę, reprezentuoja tokios konsoliduotos visuomenės vertybės. Ir jau, kaip matėme iš ankstesnių pavyzdžių, tai šitie orientyrai Lietuvoje 40-mečio pabaigoje jau labai aiškiai išryškėjo, nors net ir teikiant premiją būta tokių kompromisinių variantų, kaip pavyzdžiui premija apdovanota Gudaičio scenografija ir kostiumai Valstybės teatre pastatytai Eženo Onilo pjesei Marko milijonai. Na, jeigu perverstumėm katalogą, ir čia jau turėt manim patikėti, matytumėm, kad parodos tikrai būtų labai gausios ir įvairios. Ir tapyba, ir skulptūra, ir grafika, ir teatro dailė, ir keramika, kalbant apie žanrus, ir portretai, ir peizažai, ir Lietuvos idiliški vaizdai, ir socialinės kritikos scenos, skirtingos kartos, skirtingi stiliai. Centrinis eksponatas, įvesdinęs publiką į ekspoziciją, buvo tikrai nemažo formato Stasio Ušinsko drobė Aviatoriaus pavasaris, labiau žinoma vėlesnių pavadinimų Lakūno sapnas. Turbūt atkreipė dėmesį, kad iki šiol ir tiksliau ir dabar ji pristatoma kaip vienas iš svarbių kūrinių Nacionalinės dailės galerijos nuolatiniai parodoj. Art deko stilium įkūnyta Ledos alegorija amžininkams leido pasijusti tvirtai Europoje įsišaknijusios, na ir kartu sparčiai modernėjančios kultūros atstovais, nors tas pypkės dūmų besimėgaujantis dailiai nukirptus plaukus, turbūt briliantinų, madingai susiklostęs nuogas sparnuotas vyriškis, retai kam asocijavosi su ar tai besiverčiančių gulbę, ar tai iš gulbės atsiverčiančių Dzeusu. Daugiau matyti Stepono Dariaus, Stasio Girėno, ar tai Felikso Vaitkaus bruožai. Jis traktuotas kaip šitų lakūnų bendražygis, progresą ir ateitį įkūnijančios nacionalinės aviacijos atstovas. Kitaip sakant, paveikslo vertinimuose dominavo modernizmo ženklai ir jie buvo priimami kaip šito kūrinio privalumas. Na, žinom, kad Art deko apskritai labai lengvai prigijo Lietuvos kultūroje, nes buvo modernus, kartu savas, artimas, visiems suprantamas ir prieinamas. Ir formos patrauklios, ir siužetai aiškus, ir tautinių elementų esama, tiek kalbant apie personažus, tiek apie kaip tautinę, autentišką suvokiamą ornamentiką, o svarbiausia, aišku, optimizmas, dinamika, energija ir panašios savybės siejamos su vitališkumu, gyvybingumu, šviesiom ateities perspektyvom, ko tų laikų, kaip ir šių laikų žmonėms, nepaisant įspėjančių grėsmės ženklų, labai norėjosi. Ušinsko kūrinį galima laikyti embleminiu, apibendrinant 20-metį švenčiančios Lietuvos piliečių identitetą ir vizijas. Tačiau premijos jis negavo. Netitiko valstybės proteguojamo oficiozo reikalavimų. Būtų net ir nelabai lengva pasakyti, kodėl. Tikrai trūko turbūt tos muziejinės patinos ir
aiškesnių nuorodų į praeities vertybės. Galbūt kažką iš žiūri išgąsdino nuogybės, erotinės užuominos akivaizdžios. Na, įdomu, kad ir tikintiems kūrybos laisvę didesnio entuziazmo paveikslas nekėlė. Na, čia priežastys irgi gana aiškios, nes tokių žmonių akimis jis įkūnijo banalios, lėkštos, hedonistinės miesčioniškos kultūros idealus. Ir pavyzdys būtų dailės kritiko ir istoriko Mikalojaus Vorobjovo jubiliejinės parodos recenzijoje išsakytos mintys apie Ušinsko kūrinį. Vorobjovas rašė taip, cituoju: didelis dekoratyvinis paveikslas, kabutėse, pavadintas Aviatoriaus pavasaris, ne tik be galo skurdus tapybiniu požiūriu, bet ir savo užmanimų falšyvas ir neskoningas, nepaisant jo pretenzijų į siurrealistišką humorą. Juo pikčiau, kad šitam kūriniui paskirtas lyg šventiškos uvertiūros vaidmuo, įeinant į svarbiausias visos parodos sales, pakabinti visų lankytojų akivaizdoje, šitie skrieja kiaušiniai ir grubiai lyg skarda stilizuoti alegoriški kūnai sutinka visus lyg kokiu juokdarišku pasveikinimu. Citatos pabaiga. Vorobjovo idealas buvo gaivališkas Viktoro Petravičiaus ekspresionizmas, na ir toks labai subtilus, rafinuotas Marijos Račkauskaitės Cvirkienės kolorizmas. Pastarąją menininkę jis iškėlė kaip jubiliejinės parodos papuošalą, centrinę figūrą ir rašė taip, toj pačioj recenzijoje. Ryškiausioji visos parodos individualybė viena jaunesniųjų jos dalyvių Marija Račkauskaitė. Štai iš tikrųjų tapytoja iš Dievo malonės, suvokusi savojo meno paslaptį. Račkauskaitė turi dovaną tikrovę perkurti į gryną poeziją, bet to laisva nuo bet kokios kabutėse literatūros. Jos kūryboje švyti saulėta Mocarto šypsena. Ši tapytoja žada išaugti stambių savarankiškų meistrų. Tiems, kas jos stiliuje ir technikoje išvelgia per daug aiškę prancūzų pleneristų, pavyzdžiui, Renoiro ar Bonaro įtaką, galima atsakyti, kad geresnės mokyklos tokios rūšies talentui sunku ir panorėti. Ši įtaka kyla ne iš paviršutiniško mėgdžiojimo, Račkauskaitės talentas per daug jau nuoširdus ir savitas, o iš temperamentų giminingumo. Citatos pabaiga. Na ir savo recenzijoje Vorobjovas kategoriškai nuvainikuoja premijos laureatą Juozą Bagdoną, gavusi aukščiausią apdovanojimą už tikrai meninių požiūrių nykoką, tačiau politiškai labai reikšminga figūrinė kompozicija, reikšminga šalies teritoriniam integralumui, svarbia, aktualia jūros tema. Pasak Vorobjovo, Bagdono paveikslas sentimentaliu pavadinimu Iš jūros grįžus ir sugrįžus yra, kaip jis rašė, griežtas kontrastas dvasingai nuoširdžiai Račkauskaitės tapybai. Na ir nelabai rinkdamasis epitetus, toliau jisai rėžia, kad tai yra niūrus griozdiškas kūrinys, nepaprastai bėdinas tapybinių atžvilgių, teisybė, nors toliau tarsi suteikia šansų dailininkui, pridurdamas, kad stengdamasis sukurti muziejinio tipo paveikslą, jis dėja per anksti krinta į akademiško literatūriškumo balą, o monumentalumą painioja su kvadratinių metrų skaičiumi. Na ir kritikų taip pat neliko nepastebėtas dar vienas keistas kūrinys. Tai yra nacionalinės tapybos mokyklos autoriteto Justino Vienožinskio figūrinė kompozicija vėl bombonešiai. Visiškai netipiška šitam dailininkui, kuris garsėjo kaip peizažistas ir portretistas. Gaila, kad paveikslo pėdsakai dingo, nežinom, ar jisai išliko, greičiausiai ne. Jeigu išliko, tai nežinom, kur yra.
Labiausiai tikėtina, kad siužetą ir jo interpretaciją Vienožinskiui įkvėpė Ispanijos pilietinis karas, tiksliau fotografijomis iliustruotos kasdieninės karo suvestinės laikraščiuose, karo įvykių suvestinės laikraščiuose. Labai gyvos diskusijos dėl karo eigos, čia tą diskusijų gyvumą perteikia karikatūra žurnalo Kuntablis, bet jeigu gyvų diskusijų nebūtų, įtraukiančių daugybę žmonių, tai ir nebūtų tokios karikatūros. Tikrai karikatūra liudija reiškinio svarbą. Na ir keista, kad parodoje buvo eksponuotas tik tai tas vienintelis kūrinys karo tema, nes karo nuojautos vizualinių ženklų 40-mečio Lietuvos viešoje erdvėje buvo pakankamai. Aš esu apie tai rašius, nesikartosiu, tik priminsiu keletą pavyzdžių, kurie tai iliustruoja. Na ir turbūt hipotetiškai būtų galima teigti, kad būtent ta nuojauta, karo nuojauta, baimė, nerimas buvo tarp priežasčių, kurios skatino dailininkus ir jų užsakovus orientuotis į stabilumą, tvarumą, ilgaamžystę, gyvybingumą, kurių svarbių garantų laikytas formos monumentalumas ir dailės vaizdinių istoriškumas. Na, vis dėlto nei savo Morandi, nei Edvardo Hoperio neįgijom. Ir Lietuvoje toks dailės stiliaus posūkis rodė tik tai siaurėjantį dailės funkcijų ir jos reikšmės, jos raiškos galimybių supratimą. Pavyzdžiai, 39-ais, galbūt jums ir žinomi, bet pasikartosiu, labai plačiai nuskambėjo oficiozo Lietuvos aidas puslapiuose vykusi Vorobjovo polemika su Ignu Šlapeliu ir Jonu Grinium dėl primityvo reikšmės ir vertės. Viena vertus, Vorobjovo ir jo oponentų išsakytos mintis atitiko kai kurių jaunesnės kartos kultūros veikėjų nuomonę, kad Lietuvai neparanku ir neprasminga toliau sprausti savo įvaizdį į archaišką, valstietišką, etninį kostiumą, laikas pasirodyti moderniais miesto rūbais, pateikti save pasauliui kaip praeitį vertinančią, tačiau į ateitį žvelgiančią ir dabarties aktualijomis gyvenančią dinamišką valstybę. Kita vertus iškelta nerimą kelianti, nors analizai dėl augančių grėsmių šalies vidaus gyvenimo stabilumui sunkiai pasiduodanti problema, susijusi su stiprėjančiu polinkiu valstybės institucijų lygmenių kontroliuoti meninės raiškos formas. Vorobjovas mėgino įrodyti, kad primityvo originalumo ir vertės neigimas, kurio poveikio ženklų pasirodė Lietuvos viešajame gyvenime, gresia meninės išraiškos laisvės suvaržymų, estetinių orientyrų supaprastinimu ir sugriežtinimu, valstybės kišimosi į privataus gyvenimo ir kūrybos sferą stiprėjimu, kurio vaisiai tuo metu jau puikiai matėsi Sovietų Sąjungoje ir nacių valdomoj Vokietijoje. Dar syk tą pačią temą, reikšdamas nuogąstavimus dėl to, kas vyksta dviejose to meto Europos diktatūrose, tai yra Sovietų Sąjunga ir Vokietija, Vorobjovas pasisakė reaguodamas į tautininkų veikėjo Vinco Rastenio ir vėlgi Jono Griniaus puolimą prieš Viktorą Petravičių ir Naująją Romuvą. Kritikos taikinys 38 metų, dvigubas 35-36 Naujosios Romuvos numeris su štai šituo Petravičiaus raižiniu, liūtai prie bažnyčios ant viršelio. Rastenis parašo tikrą pamfletą, iliustruoja tą pamfletą jau vokiečių identifikuotais kaip išsigimusio meno pavyzdžiais, išsigimusių menų pripažintais kūriniais ir tokiems, aišku, priskiria ir Petravičiaus kūrinius. Na, viešumoje Petravičius tarsi buvo išteisintas, bet tas puolimas neliko nepastebėtas, argumentai buvo išgirsti ir ne vienas iš dailininkų ėmė tyliai savo svarstyti, kurioje pusėje naudingiau
būti. Netgi pats Petravičius pabando keisti savo stilių ir labiau priartėti prie neotradicionalizmo, to muziejinio neotradicionalizmo. Negalima tos tendencijos traktuoti kaip kažkokios tai vieningos srovės. Apie cenzūros grėsmės, apie augančius suvaržymus Vokietijoje, pirmiausiai Vokietijoje, buvo kalbama pakankamai daug ir, pavyzdžiui, tokiuose svarbiuose, iš tokių svarbių tribūnų kaip oficiozas Lietuvos aidas. Vėlgi, 39 Vorobjovas vasarą Liepos mėnesį referuoja Lietuvos aido skaitytojams žinias apie sunkėjančią padėtį Vokietijoje ir parengia informaciją apie išsigimusio meno kūrinių aukcioną vykusį Liucernui, pirmą pardavimą šitų konfiskuotų meno kūrinių už Vokietijos reicho ribų. Straipsnyje nuolat prisimenama 39 metų žiemą, vasarį Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje surengta prancūzų moderniosios dailės paroda. Ir kalbama apie Kauną kaip apie laisvos dvasios miestą, dėjusi didžiulės pastangas priartėti prie didžiųjų Europos sostinių, smalsų, gana atvira naujovėms. Bet vis tiek akivaizdu, kad viršų pradeda imti visą tarpukarį, nuo pat nepriklausomybės pradžios puoselėtas utilitaristinis požiūris į dailę, požiūris į valstybę kaip į pagrindinį svarbiausią meno mecenatą, lydimas dailininkų pastangų kurti valstybės remiamą kryptimi. Na ir atitinkamai vis įdėmiau pradėta dairytis į panašios patirties turinčias šalis, tai pirmiausiai Sovietų sąjunga ir Vokietija, aišku, apie sovietų naudotus meninio, kultūrinio eksporto kanalus Lietuvoje. Žinių turim pakankamai daug, tai ir mokslo knygynas žinomas gerai, ir kultūrinių ryšių su Sovietų sąjungos SSRS tautomis draugija ir tos draugijos rengtos parodos, kalbant apie dailę, ypač reikšmingos sovietinių knygų ir dviejų sovietinių grafikų, tai yra Kravčenkos ir Favorskio parodos, tikrai suteikusios etaloninius pavyzdžius kai kuriems mūsų grafikams. Rezultatas išryškėjo 4 dešimtmečio pabaigoje, ir turim štai tokius pavyzdžius iš sovietų okupacijos. Persiorientimas įvyko nepaprastai greitai, reiškia, dalis menininkų buvo pasiruošę. Tačiau tuo pat metu Kaune pradeda gana plačiai cirkuliuoti ir naujas 37 metais pasirodęs vokiečių meno žurnalas Trečiojo reicho menas. Nepaisant visų pastangų karui baigiantis, karo pabaigoje, ankstyvam pokarį, sunaikinti bet kokius tokių informacinių šaltinių pėdsakus, šito žurnalo komplektų yra išlikusių. Taip pat įvairių jaunesnės ir netgi vidurinės kartos dailininkų archyvuose išliko iškarpos iš nacių meno albumų ir įvairios periodikos su to laikotarpio dailės kūriniais, pirmiausiai skulptūros ir tapybos darbais. O grafikos pavyzdžių, sektinų grafikos pavyzdžių, čia jau kalbu apie nacių dailę, buvo ir Lietuvoje išleistuose keliaujančių parodų kataloguose. Vėlgi grįžtam prie jubiliejinės 20-mečio parodos, kuri tikrai viršelis parodos deklaruoja tą laiko patikrintų vertybių ilgesį. Viršelį puošia Paryžiaus mokyklos išugdyto mūsų grafiko Jono Steponavičiaus iliustracija, kaip matot, tapytojo paletės gaubiama kūrėjo menininko ranka,
su teptuku ir lauro šakele tarp pirštų. Ir tokia kompozicija be jokios abejonės labai sėkmingai galėjo atsirasti ir vienos kurios vadinamosios didžiosios vokiečių meno parodos kataloge, netgi tapti tokio katalogo viršeliu. Būtų tikusios turbūt ir gana sunkiai žiūrimos, bet vis tik tai matomos tautinės tulpelės tame rankos fone. Beveik galima daryti išvadą, kad keičiantis Lietuvoje politinėms valdžioms išaiškėjo, kad nepriklausomos Lietuvos kultūros tikrovė didžiąja dalim vis tik tai ugdė ne laisvos dvasios kūrėjus, bet amatininkus, savo profesijos gerus specialistus už atitinkamą atlygį profesionaliai aptarnaujančius bet kokį užsakovą. Ir čia matyčiau tam tikrą skirtumą nuo literatūros, nes dailės kūryba, jeigu tai ne Dada ir konceptualizmo kūriniai, neįmanoma be materialinės bazės, tai yra medžiagų, įrankių, dažnai ir specialios erdvės, tai yra dirbtuvės. Dar vienas specifinis dailės ypatumas - ne visada siaurai ir konkrečiai apibrėžtas reikšmės diapazonas. Tai leidžia keisti kūrinio prasmę, jį nusavinant kitokiom reikmėm, kitokiem tikslam, negu jis buvo skirtas originaliai. Na, šitas fenomenas istoriškai žinomas nuo seniausių laikų, pradedant Egipto ir antikos valdovams pagerbti skirtais kūriniais. Nesunku būdavo pasisavinti kitų susikurtus paminklus, paprasčiausiai pakeičiant įrašus. Na, vėliau šitie atvejai tampa sudėtingesni. Na ir toks mūsų lokalus, vietinis variantas galėtų būti šita Juozo Mikėno mergina su vaisiais. Atvirai sakant, mes nežinom, kada šitas darbas buvo sukurtas. Ar jisai buvo sukurtas pačioje nepriklausomybės pabaigoje, ar jau sovietų okupacijos metais. Jo data, jeigu norėsit patikrinti, ir literatūroje, ir man atrodo, kad NDG etiketė, nes jis irgi yra pristatomas nuolatinė NDG parodoj, yra 40 per brūkšnelį 41 metai. Jis idealiai tinka ir nepriklausomai Lietuvai 40-mečio gale, ir sovietų okupacijos laikotarpiui, ir nacių okupacijos laikotarpiui taip pat. Ir ne veltui skulptūra buvo tarp pirmųjų Vilniaus dailės muziejaus įsigijimų, pirkta dar sovietų laikais, sėkmingai eksponuota Rotušėje įsikūrusiam muziejuje visą nacių okupacijos laikotarpį. Na ir vėl kartojos, patenka į mūsų aukso fondą ir dabar į nacionalinį dailės kanoną. Kitas panašaus likimo kūrinys dėl savo specifinių formos savybių, tai Jonyno iliustracijos Donelaičio metams, žinot, bet priminsiu, kad nepriklausomai Lietuvoje Juozo Ambrazevičiaus parengta poema buvo išleista pirmą kartą jau sovietų okupacijos pradžioje, dar kartą pakartotas leidimas vokiečių okupacijos pradžioje. Ir žinoma, kad viskuo tiko abiems režimams, kaip ir nepriklausomos Lietuvos reprezentacijai, kultūros reprezentacijai. Ir primenu, kad 39 Jonynas už iliustracijas, dar nebaigtas iliustracijas poemai, buvo apdovanotas valstybės premija, nepriklausomos Lietuvos valstybės premija. Sovietinis ir nacių laikotarpio leidimai praktiškai niekuo nesiskiria, išskyrus tai, kad 40 metų leidimo inicialinės raidės raudonos, 41 žalios, 40 leidime nebuvo Ambrazevičiaus baigiamojo straipsnio ir 40 leidimo užsklandoj buvo pavaizduota
tokia laiminanti viešpaties ranka, nes sovietiniai cenzoriai tiesiog nesuprato, neidentifikavo šito vaizdo prasmės. O 41 leidime jau iškyla debesyse Dievo tėvo pusfigūrė, irgi reiškia laiminanti viešpaties figūra atsiranda. Dar vienas nepriklausomos Lietuvos valstybinė premija apdovanotas dailės kūrinys, kuris buvo adaptuotas pakitusiom politiniam aktualijom, tai yra labai mažai žinoma mūsų dailės istorijoje skulptūra, nes neišliko darbas Viktoro Palio kompozicija pavadinimu Auka. Premijuotojams, nepriklausomos Lietuvos premijuotojams, jie liudijo naujo dailės talento atsiradimą ir gebėjimą įtaigiai kurti alegorijas, ko pasigesta anksčiau, ir svarbiausia, alegorijas iš tvarios medžiagos. Palys buvo pasiųstas stažuoti švietimo ministerijos lėšomis į Estiją, į Tartu Palas mokyklą, ir ten mokėsi pas estų nacionalinės skulptūros tėvą Antoną Starkovą. Ir šitos aukos, šitos skulptūros simbolinio spektro platumu sėkmingai pasinaudota, siekiant praturtinti dailės kūriniais. 42 metais Vytauto Didžiojo muziejuje Kaune atidaryta kilnojamąją, tiesa, Raudonojo teroro Lietuvoje parodą. Šitos parodos kontekste, žinoma, skulptūra simbolizavo sovietų pavergtą ir kankintą Lietuvą. Kaip ir kiti parodoje pristatyti dailės kūriniai, karo pabaigoje skulptūra buvo sudaužyta, ir sakytinė istorija byloja, kad dar ilgokai Žaliakalnio šlaituose mėtėsi tos granitinės figūros nuolaužos, kurios ilgainiui, matyt, arba sulindo į žemę, arba pasitarnavo aplinkinių gyventojų buitiniams reikmėms. Tokiais nepatikrintais ir turbūt jau nebepatikrinamais duomenimis toje pačioje Raudonojo teroro parodoje buvo pristatytas ir prieš pusmetį, prieš pusantrų metų sovietų valdžios pašlovinimui sukurtas horeljefas Kaliniai arba kalinių išlaisvinimas, Vytauto Kašubos darbas. Vėlgi, reiškia, faktai išsaugojo sakytinę istoriją, bet čia neapkrausiu jau jūsų šitą informaciją. Kašubos aktyvumas ir produktyvumas sovietų okupacijos metais skatintų šitą informaciją vis tik tai pasikliauti, pasitikėti. Gal ilgainiui atsiras ir koks nors šaltinis patvirtinantis, kad šitas reljefas gimė šiek tiek anksčiau, negu buvo teigiama. Ir vienas man bent įdomiausių manipulacijos vaizdo prasmėm ir simbolika pavyzdžių, tai yra Stasio Ušinsko gerai žinoma kompozicija Sutemos arba Sušaudymas, kol Čiurlionio muziejuje buvo nuolatinė paroda. Šitas darbas buvo toje parodoje eksponuojamas. Jis tikrai nutapytas nacių okupacijos metais, datuojamas 44 istoriografijoje, bet aš šau klaustuką, man atrodo, kad data netiksli. Viešumoje šitas paveikslas atsiranda chruščiovinio atšilimo metais. Anksčiau, aišku, tokio stiliaus kūrinys negalėjo būti rodomas ir reprodukuojamas, nepaisant tam tikrų panašumų, jis visgi netitiko stalininio socrealizmo kanono. Iš pradžių jis pristatytas kaip bendrai nacių represijas prieš Lietuvos piliečius įamžinusi alegorija, o ilgainiui įgyja labai konkrečią, siauresnę
prasme kaip holokausto atminties vaizdas. Na ir tas simbolikos susiaurinimas buvo argumentuojamas visiems žinomų faktų apie mirčiai pasmerktų žydų išrengimą prieš egzekuciją. Bet žinant, kokiom sąlygom dailininkai kūrė nacių okupuotam Kaune, bendrai Lietuvoje, tokia paveikslo kilmė ir prasmė kelia rimtų abejonių. Pirmiausia, Ušinskas tikrai nebuvo tas, kuris rizikuotų pačiam karo baisume. Greičiausiai 42 metais tapė šitą paveikslą Raudonojo teroro parodos rengėjų užsakymu. Priežastis, kaip sakiau, reiškia medžiaginės pirmiausiai, formatas gana didelis, dažų reikėjo daug, porėmiui medžio irgi reikėjo gero ir nemažai. Kad visą tai dailininkas gautų, turėjo būti pakankamai stiprius galios svertus, tvirtus galios svertus turėjęs užsakovas. Raudonojo teroro paroda tikrai buvo visapusiškai palaikoma ir remiama ir disponavo reikalingais ištekliais. Sau tapyti tokį darbą, netgi atmetus tas materialinės kliūtis, Ušinskui būtų buvę tikrai neįsivaizduojamas dalykas. Reiškia, tokio kūrinio atsiradimas reikštų, kad jį iš tiesų jaudino žydų žudynės, kurių turbūt pats jisai nematė, girdėjo tik tai pasakojimus. Pasakojimus atitiktų šitas vaizdas, bet laikyti didelio formato šitokios tematikos kūrinį studijoje ir žinoti, kad bet kas galėtų netgi uždengtą paveikslą ten pradengti, pasižiūrėti, kas jame nutapyta ir aišku, tada jau atsiranda skundimo rizika, tikrai nebūtų jisai ėmęsis šitaip rizikuoti. O kodėl paveikslas nebuvo parodytas parodoje, čia grinai hipotetiniai svarstymai, greičiausiai autorius paprasčiausiai nespėjo laiku jo užbaigti. Dar vienas argumentas, kad paveikslas galėjo būti skirtas būtent Raudonojo teroro parodai, analogijos su tuometinio nacių meno etaloniniais, kanoniniais pavyzdžiais, konkrečiai dailininko Richardo Kleino tapyba. Kleinas buvo labai svarbus veikėjas, meno lauko, dailės lauko veikėjas nacių laikais, prisidėjęs ir prie didžiųjų vokiečių meno parodų fenomeno ir, kaip matot, priklausė žurnalo Trečiojo Reicho menas redkolegijai. Būtent jis suprojektavo pirmųjų numerių viršelius. Ir panašumas, jo kūrinio panašumas su Ušinsko kompozicija akivaizdus. Paskui dar parodysiu vieną darbą, kuris dar labiau patvirtintų, kad Kleinas ir konkrečiai šis paveikslas Ušinskui buvo, tiksliau jo reprodukcija buvo matytas, pažįstamas. Keistų būdų, vėlgi reiškia, kalbant apie tapatybę, kalbant apie menininko savivoką, sunkiai paaiškinamas atvejis, kad Ušinskas Kleino ikonografiją panaudoja, pačiam stalininės diktatūros baisume, tapydamas nepaprastai romantišką kompoziciją Vasarvidžio nakties sapnas, kurią jam įkvėpia romantiška meilės istorija su tuometinė jo studentė, vėliau tapusia jo žmona Vitalija Blažytė, ir šita moters figūra, tiksliau abi, ir blondinė, ir brunetė, tai turi Blažytės portretinių bruožų, turiu omeny Ušinsko kūrinį, ir ko gero abi yra
labai panašios į Kleino Silfidę ir greičiausiai buvo įkvėptos šito ikonografinio motyvo. Na, neprarado Ušinskas po karo ir vyriško kūno vaizdavimo įgūdžių, kuriuos išugdyti irgi padėjo pažintis būtent su Trečiojo Reicho daile. Ir tuos įgūdžius, kaip matot, prisimena jau 70-metyje, atlydžio epochoje, kurdamas savo mėgstamą aviacijos. Ir šiuo atveju jau nebe aviacija, jau kosmoso tematika, yra suprojektavęs tokių monumentalių pano, kaip ir prieškario metais, ir sukūręs projektų vitražams. Čia kaip tik vienas iš tų projektų. Na ir pabaigai grįžtam prie Mikėno, prie jo metamorfozės nuo tautinių alegorijų, netgi Lietuvos alegorinio paveikslo, prie visai kitą režimą šlovinančių kūrinių, pelniusių aukščiausius to, šiuo atveju, sovietų režimo pripažinimo ženklus. Ir iš tikrųjų prisitaikyti prie tų skirtingų režimų reikalavimų mūsų dailininkams labai padėjo būtent ta neotradicionalizmo patirtis. Kita vertus, jeigu prijungtumėm išeivijos dailę, matytumėm, kad ta pati neotradicionalizmo patirtis ir Kašubos atveju, taip pat Varnelio atveju, artima pažintis su nacių daile. Varnelis, kaip žinot, karo metais tęsė studijas Vienos dailės akademijoje ir jo diplominis labai gerai, beje, dedikuotas Lietuvai, alegorinis Lietuvos atvaizdas, tikrai labai gerai išreiškia tos mokyklos kriterijus, reikalavimus. Kita vertus, tas dekoratyvus art deko artimas neotradicionalizmas Varneliui labai padeda, pasitarnauja pereinant į abstrakčiosios dailės kūrybą. Ir vėlgi apie šitos dalykus mes dar nesam pakankamai išsamei kalbėję, o kalbėti verta. Na ir man atrodo, kad iš tiesų tai gerokai praplėstų mūsų požiūrį į 20-ojo amžiaus dailės raidą, metamorfozės, kurias patiria dailininkai kaip profesionalai ir taip pat kaip asmenybės. Na, ir vėlgi tyrimų laukianti tema ir labai įdomu būtų padiskutuoti, kas vyko kituose meno laukuose, naudojant kitos rūšies meninę raišką su savo specifika. Tai tiek. Ačiū labai profesoriui už labai įdomią ir išsamią apžvalgą lietuvių dailės ir Lietuvos dailės kultūrinių spazmų. Man toks klausimas kilo, Mikalojaus Vorobjovo kritikoje apie literatūriškumą šneka. Ir šneka daugiau tokia neigiama prasme, ne? Tai kas yra dailės kritikui tas literatūriškumas? Apie literatūriškumą dailėje labai buvo kalbama daug, kaip tik toj Chruščiovinio atšilimo epochoj, kritikuojant socialistinį realizmą, turbūt susidūrėte su šituo, ir kas turima omeny, žinoma, tas siužetiškumas, kuris atseit paneigia atmeta specifinės dailės išraiškos priemonę. Kad sąlygiška kalba yra ta tikroji dailės kalba, o
tikrovės imitacija ir siužetų pasakojimas, tai ne dailės kalba, tai literatūros kalba. Kas dar turėtų klausimą? Ačiū, labai įdomu. Ir man, aišku, pirmiausia, krito į galvą pastaba, kad literatūra buvo kitaip dėl substancijos, tos, ko vadinama kalba ir tas materialumas. Bet man atrodo, bent jau to pereinamo laikotarpiu, tai irgi buvo to panaudojimo, kaip aš pasakyčiau, stilistika. Puikiausias pavyzdys yra Salomėjos bolševiko kelias, kur yra imta absoliučiai neromantinės poetikos. Ir jeigu lyginsim ten miegantį Leniną ir jo tėvelis miega 34 parašytas, absoliučiai perkelta. Paskui, aišku, nebuvo koreguojama šito, bet pačioje pradžioje, kai viskas vyko, tai puikiausia. Aš esu apie tai rašęs ir daugiau tokių pavyzdžių buvo. Čia tiesiog būtų labai įdomu palyginti tuos dalykus, kaip buvo panaudojami. Aišku, buvo tokių tiesmukų, bėgiotojų. Dantlą ten rašė eilėraščius, šlovinančius, paskui keikė šitos, tai buvo tokio perkreipė, bet čia turbūt kitas atvejis, man įdomu, kaip yra tokia nematoma. Tiesiog, aš manau, kad literatūra irgi buvo truputį kitaip dėl tos specifikos. Nebuvo taip, kad paimsi dar pokalbį parašytą eilėraštį ir staiga Negali adaptuoti. Jo, negali tiesiog adaptuoti, kaip su šito veikėju. Bet stilistikai parodė programą. Todėl, kad tiko, ypač jeigu autorius tinkamas. Mano klausimas labai konkretus. Ar Lenkų repatriacija jūsų laikotarpio, tyrinėjimo laikotarpio teisėjas nors spindi? Lenkų repatriacija. Kuria prasme? Yra koks nors paveikslas, nupieštas, ką aš žinau. Kaip Lenkai išvažiuoja? Aha. Yra, netgi buvo toj Vilniaus parodoje eksponuojami, pavyzdžiui, Vrublevskos, Kristinos Vrublevskos raižiniai, paskiau tokios seserys Karpinskos, jos labai mažai žinomos dailininkės, gal dabar Kasiulio muziejuje neužilgo bus jų paroda, vaizdavo karo pabėgėlius, bet aišku, kad tie karo pabėgėliai didelė dalim susiję su Lenkų išvažiavimu. O paskiau jau Lenkų repatriantai atsiranda Slendzinskio tokioj vėlyvesniai kūryboj ir netgi labai smagių interpretacijų ten galima rasti. Nu tiesa, ten toks kūrinys dienoraštis, mes eksponavom 2 dalis dienoraščio Slendzinskio, bet to kūrinio yra kelios versijos. Yra labai didelė versija Varšuvos nacionalinio muziejuje ir yra paskui tokie sumažinti, sutraukti dienoraščiai. Tai išvažiavimą iš Vilniaus jisai vaizduoja tiesiog traukinio sąstatas ir užrašas, kad šitas traukinys sustojo Balstogėje, nes jisai galvojo galbūt išlipti Balstogėje ir pasilikti arčiau Lietuvos sienos. Bet paskiau jau išvažiavo į Krokuvą, pamatęs, kad Balstogė ten visiškai sugriauta ir tiesiog nėra kur ieškoti pastogės. O labai smagi yra jo interpretacija, kaip jie su šeima važiuoja pirmą kartą į Vilnių po karo. Tai ta versija Krokuvoj, ten, man atrodo, 4 dalių, tik tai toksai mažas dienoraštis, bet atvaizduota scena Gardino muitiniai ir prie muitininkų eina būrelis suvargusių sovietinių piliečių su patinukėm ir tom pilkom tokiom skarelėm vilnonėm ir kažkokiuose maišuose sudėtais daiktais, o šiek tiek atsilikę eina Slendzinskis su šeima, tikrai labai tokiais elegantiškais paltais, jis pats su skrybėle, žmona irgi su skrybėlaite ir nešasi gerus odinius lagaminus. 2 pasauliai. Galiu paaiškinti, kodėl paklausiu dėl muzikos smulkmenos. Yra toks Moldonai eilėraštis išspausdintas jau po mirties, ten Marinos geležinkelių stotis pokariu ir mini vaizdas
lyg iškeltos rankos ienos Lenkų laukiančių eilės. Tai va tik dėl to paklausiu. Dėl tų iškeltų rankų ienų. Nu, įdomu, kad jisai, ar čia iš tikrųjų jisai kalba apie Lenkų Aš pabėgėlių? žinau, apie ką jis kalba. Ir nebepaklausė, apie ką jis kalba. Ten yra visas pokario vaizdas. Tai yra šitas. Kas dar klausimų? Aš noriu savo nežinojimą šiek tiek pamažinti. Ar yra atpažįstamas pastatas, kur pirmam plakato projekte, kur Kaunas pabėgėlių sostinė, ten aiškiai matosi Prisikėlimo bažnyčia, o tas kitas pastatas, kuris yra žemiau, kas tai galėtų būti, taip ir nesmantu pažangos rūmai, centrinis paštas, žodžiu. Karininkų ramovė. Karininkų ramovė čia būtų. Ir paskui norėjau paklausti apie tą valstybės premiją, nes iš literatūros mes labai žinom, kad ją įsteigė Simonaitytės proga ir paskui jau tvarkingai po aukštųjų žmonių likimo teikė, o kaip su ta dailininku, jinai vadinasi valstybės premija. Nuo kada? Premija, jinai vadinasi valstybės taupomųjų kasų, teikta vat, nuo 38. Ir čia jau buvo dailininkų pasipiktinimas, kad literatai tų premijų turi galybę, o valstybė visiškai neremia dailės. Na, o po to jau pasakyta, kad... Nu ir iš tikrųjų, reiškia, dailės reprezentacinis vaidmuo, jisai labai išryškėjo ir 37 metais Paryžiuje, ir paskui jau ten rengiantis New Yorko Expo, kažkaip nusipelnė tie dailininkai. Nežinau, aš konkrečiai, kieno buvo politinis sprendimas teikti dailės premijas. Trūksta šaltinių. Noriu pasidžiaugti ir pasakyti, kad tai, ką jūs minite, kaip ketvirto dešimtmečio antroje pusėje pasijaučia tas grįžimas prie neokapitalizmo, tas apleidžiamos modernistų pozicijos ir valstybė aiškiai remia tą neotradicionalizmą. Man atrodo, lygiai ta pati tendencija buvo literatūroje ir tas labai aiškiai matyti, tarkim, literatūrinėje spaudoje. Per tokios figūros kaip Vinco Mykolaičio Putino, pavyzdžiui, pasikeitusią poziciją, kai 10-mečio pradžioje ir vidury jis su Jakštu ginčės ten gana intensyviai ir Mykolaitis gina būtent meno idėją, kad jis neturi kapitalistinis niekam netarnauti, Jakštas priešingai. O jau po to, kai aiškiai pajunta visa visuomenė tą grėsmę valstybės, čia turiu omeny dėl Klaipėdos krašto nacių teismų prasidėjusių 24-35, jau literatai pradeda visai ką kitą, šiek tiek pats Mykolaitis Putinas, literatūros naujienos, tada jos Mykolas rašo, kad ne, literatai turi, žodžiu, prisidėti prie žmonių sąmoningumo ir politinio ir visokio kokio, turi tarnauti šiam tikslui, taip toliau. Tai va ta tendencija ir pačių menininkų savimonės kaitos, jinai aiškiai jaučiasi literatūroje. Taip patirsis visodai, kad tikrai nesimokytės proga, kad jie nebuvo įteikta. Žodžiu, kad taip. Nes kalbant apie dailininkus, tai tų premijų buvo, reiškia, šiaip jos 3 turėjo būti, bet kartais grafikos 3 premija jau, reiškia, labai įdomi ir meno šakų hierarchija, grynai akademistinė. Tapyba yra pati aukščiausia, paskiau skulptūra, o toliau jau grafika. Tai grafikos premija skaidoma kartais. Bet gauna tas premijas įvairių kartų menininkai, pavyzdžiui, Bagdonas, jisai visiškai jaunas, nieko nenusipelnęs, nežinome. Taip kad... Ir aš dar noriu klausti... Ta prasme kitaip. Gulbičiūtės, išgyveno ir koks jos toliau kas? Ir išvažiavo į Ameriką. Gyveno Amerikoje. Kas dar norėtų paklausti?
Man labai toks tas laikas, kai kultūra tarsi kristalizuojasi į vieną, dailė ir literatūra ir kiti menai pasidaro tokios tautinės savigynos priemonė, gal ar kaip pasakyti. Kai karo metais kultūrinis gyvenimas labai taip susitraukia ir pasidaro ir literatūra, ir dailė, ir teatras, ir muzika, kaip tautinės gynybos įrankis. Nu, ne tik. Ne, vienas dalykas ne tik, kitas dalykas turbūt galima tikrai pritarti Manfredui, kad ir Gete ta dailė, pavyzdžiui, didelė dalis jos buvo kuriama, tai buvo užsakyti kūriniai, bet kažkas tai buvo ir dėl savęs, kad tikrai išsaugot savo orumą ir nežinau, pabėgti geresnį pasaulį bent mene. Jo, nu tikrai, literatūra buvo kaip nešių, nu, kubilius tikrai, bet tai pradėti šiauliuose kūrybą, kur kaip tik atsvara. Jo, bet šiaip tai, sakau, aš tai dar nerandu įtikinančio atsakymo, pavyzdžiui, apie švedo ansamblio ir to liaudies dainų ir šokių ansamblio, kuris ten buvo, kuris tai ten, nu, Pamaskvy kažkur ir kuris tai ten įkurtas, ir paskui Lietuvos ansamblio ir dainų švenčių fenomenas. Kad tada karo metais tai faktiškai, reiškia, du identiški meniniai reiškiniai atsiranda visiškai skirtingų režimų irgi sąlygom. Turbūt ir repertuaras jų buvo labai panašus, išskyrus grinai politinės kažkokias ten dainas. Ir tie tautiniai kostiumai stilizuoti, ir šokiai ir dainos stilizuoti, ir vieni ir kiti buvo laukiami, geidžiami, priimtini. Bet šitas daiktas man neduoda ramybės, kas tai yra. Nu, man tai vis dėlto labai daug ką pasiprašyti, va tos paralelės su dabartimi, tiek tai, kas pati dabar yra aktualu, nes dabar kokias vyksta diskusijos, kokią poziciją turi žinti menas. Jūs nėra identiškos, bet kryptis yra vis dėlto panašios. Mes turėjom gražuotis, kad turėjom panašiai. Man iš tikrųjų kūdas. Nu, jeigu visas menas taptų politiniu, tai iš tikrųjų reiktų trauktis į kažkokią kitą sritį. Na, tai ar būtų dar? Labai tikrai. Ar čia įrašas daromas, ar tiesiog daromas įrašas? Ir jis bus jūsų institutos konkursas, dar bus taikomas? Pažiūrėsim, kaip atrodys įrašą. Ar galima leisti viešą? Tai pavėlavau ir labai Tai ačiū labai tada. Tai ačiū Jums. Įdomu pristatyti. Tikėjausi daugiau polemikos ir daugiau naudingų nuorodų. Ne, taip turbūt čia girdisi. Viskas. O kas nors ruošia po Kubiliaus knygą skirtą vien tik tai? Apie nacinę Tutlytės apie... Jo. O, tai čia labai... Bet jinai ten mėgikas publikavos. Tai būčiau dėkinga. Bet ten yra papildomos informacijos nuo paskutinių ar gal yra, aš sakyčiau, kad yra, periodikos, būtent periodikos šitas. Kalbam dar apie ką nors.